Top Sport A lyga jūsų dėmesiui 21-asis jos turas ir rungtynės Panevėžyje, kur šeimininkai Panevėžio futbolininkai priima svečius iš Gargždų. Gargždų Banga. 15-asis Malcolmas Kakutalua. Panevėžio komandos prisijungia Rokas Rasimavičius. Čia proga, smūgis link Panevėžio vartų. Bet galiausiai buvo įsigytas ir Emilis Timburas. Čia Panevėžio ataka, tolimas smūgis ir sudrebino vartų konstrukciją. Čia Gušiasas. Atrodė iš tiek toli. Suklaidino savo varžovą. Geras perdavimas link baudos aikštelės ir netaiklus smūgis. Nepavyksta. Dabar galiausiai buvo tekęs Panevėžiui kamuolys, bet klaida ir Valdas Paulauskas su kamuoliu baudos aikštelėje. Smūgis, bet susitvarko su šio smūgio. O čia pavyksta išsaugoti kamuolį Gargždų Bangai, su kamuoliu jie baudos aikštelėje. Ir smūgis link Panevėžio vartų ir krenta pirmasis įvartis pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje. Netikėta, atrodo, Panevėžys kontroliavo, bet net blogoje aikštės pusėje tiesiog prarado kamuolį ir po viso to Matas Ramanauskas Nesinė. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir į vartus skriejo kamuolys, ten Januševskis. O čia pavojingas perdavimas. 2-3 ten prisijungia jau ir kiti. Baudos aikštelėje su kamuoliu panevėžiečiai. Noelis Embo ieško galimybių, ką daryti toliau su kamuoliu. Atlieka perdavimą, dabar dar vienas ir pavojingas smūgis. Goropsovas. Čia nedaug truko, jog Žiolis Embo užsikabintų už kamuolio, o po to išvydome ir smūgį, bet viskas skelbiama šių rungtynių pabaiga. Panevėžio futbolininkai pralaimi, rezultatas 0-1. Gargždų Banga įmušė savo pirmąjį ir vienintelį rungtynių įvartį.